Laida Dūzės ir Mūzės nuotykiai remia švenčių studija Lizdelis. Nauja moderni vaikų ir suaugusių vakarėlių vieta kviečia švęsti vaikų gimtadienius, svarbes šeimos šventes, o suaugusiems siūlo estetišką, prabangią erdvę susitikimams, mokymams, renginiams, fotosesijoms ar tiesiog draugų susibūrimui be rūpesčių. Švęskite savo svarbes šventes Šiauliuose, Sodo gatvėje 186A studijoje Lizdelis. Oi, kaip negerai. Oi, ir šalta man labai. Kodėl man bėga ta nosytė? Gal daugiau nebėgs. Kažkur girdėjau, kad česnaką reikia kišti nosį. Kažin tai teisybė ar neteisybė. Mane džandukai dreba, kaip man šalta. Dūzė! Einam į lauką, nežinok laukia, kaip šviečia saulė. Ir paukšteliai man šalbėjo, kad... Kas to yra, Dūzė? Kas to nutiko? Kodėl tu čia įsikišas į šitą baltą popierį, čiakas? Čia slaimas yra. Fu! Mūzė, man žinok negerai yra. Man bėga nosis, aš galvoju įsikišiu popierį, kad man nebeišbėgtų nosis. Ne, nedaryk taip, Dūzė. Ir žinai, kad šitą popierį reiktų šiaip išmesti šiukšlių dėžę. Ant žemės mesti? Ne ant žemės. Taip? Ne. Mūzė, tu eik, žinok, pabūk lauke, nežinok, man labai blogai yra. Man, žinok... Dūzė, tu sergi? Ne, nesergu, viskas gerai, gali man atnešti ledų iš kameros, ten turėjau šaldytuvę pasidėjus. Kokių ledų, Dūzė? Ledų, tų šokoladinį darėčiau. Palauk. Tau, man atrodo, parodyk. Kokia karšta galvytė. Ir tavo akis tokios raudonos. Dūzė, aš nenoriu, kad tu sirgtum, aš noriu su tavim kartą eiti lauką. Aš einu atsinešiu, pamatuosim tau temperatūrą, gerai? Dar pasigarinsim gerklytę, nes kai serga, būtinai reikia, žinok, kad būtų geriau. Tau skauda gerklytė? Skauda, man labai, žinok, matai, koks aš užkimęs esu. Aleliuja, aleliuja, matai, koks man? Nu, užkimusi, ne taip pasakiau. Gerai, Dūzė, aš bėgu atsinešti gerai savo vaistinėlę. Bet mane skaudės? Ne. Tikrai, nes pažas taigi skauda labai kišti tarp termometro. Aš turiu į galvą, kur galima. Į galvą tu mane kiši? Ką? Į galvą reikia pamatuoti, aš viską tau parodysiu. Nu gerai, kad nešk. Mūzė, dar popieriaus man paimk, nes nebeturiu. Popierius man baigėsi irgi. Dūzė, aš turiu tau popieriaus, jeigu reikės. Dūzė! Nu, aš netyčia atsiprašau labai. Gerai, išsiaiškinkim. Pirmiausia, kaip tu susirgai? Ar tu buvai lauke? Palauk. Ir gal valgiai sniegą? Ne. O gal, pavyzdžiui, tu žaidei su žaislais ir kokią mašinėlę laižiai? Ne. Tikrai nenorėjai jos nuplauti?
Su liežuviu. Gerai, gal tada tu valgy kokį nors vaisių ar dar kažką tais neplautomis rankomis ir nenusiplovusi vaisiaus? Ne. O tai kaip tada tu susirgai? Nes dažniausiai, žinok, susirgame tik tada, kai valgom neplautomis rankomis, kai laižome tam tikrus paviršius, ten yra bakterijų ir tada mes susirgame. Na, aš nežinau, negali būti taip, kad tiesiog atėjo laikas ir susirgai. Ne, taip nebūna. Pirmiausia, mes pasimatuosime temperatūrą. O, pažiūrėsime, kiek kraujo. Palauk, man neskaudės? Neskaudės, tai tas mažas lazeriukas, kuris priliečia va čia va taip galvytės, aš net neliesiu taip. Tu mano smegenis matuosi? Taip, pažiūrėsi tavo, kiek turi smegenų. Gerai. Kiek kilogramų smegenų, gerai? Tai ten, žinok, ten daugybės bus. Ir pažinosiu, ką tu galvoji. Apie spurgas ar apie saldainius? 37. Ką dabar daryti? Žinok, tau reikės toj vietoj išklijuoti pleistrą. Kur Nes klijuoti ant galvos, kad nepabėgtų smegenis. Ar tikrai čia taip daroma? Taip, visi daktarai taip daro. Mūzė. Džisu, Pepa. Bet tikrai čia taip klijuojama yra. Taip. Ir dabar dar tau reikės pasigarinti gerklytę. Žinau, kad neskaudėtų gerai. Žinau, kaip čia neskanu. Kas neskanu? Čia tik eina gariukas toksai ir viskas. Ir tu taip atsisėdi. Tu gali žiūrėti filmuką, pavyzdžiui. Ir va taip kvepuoji. Na, parodyk, man labai šalta. Gerai? Mūzė, žinok. Prašau. Ir kaip man užsidėti? Užsidėk kaukę, va taip va. O? Man oro trūksta. Netrūksta, tu meluoji, Dūzė, žinau, tu juokauji. Gerai. Pasikvepuok. Bet visai nesmirda. Nesmirda. Ir kol supipsės, taip gali pakvepuoti ir pažiūrėti filmuką, gerai? Gali jungti televizorių. Pip. Nu, gerai, Dūzė, ar jau geriau tavo gerklytei? Bet dar truputį užkimusi aš esu. Man padaryk, ką manigi nebebūčiau užkimusi. Tada turiu tokį. Oi, čia tikrai man padės. Bet žinai ką? Stop. Pirmiausia, noriu pasakyti tau, kad kai nori pasveikti, reikia valgyti gerą maistą, gerti daug skysčių, vandens, taip, klausyti mamos ir tėčio, turi būtinai garintis su šitokiu vat, taip, ir valgyti plautas daržovės. Aš visada ir plautas valgau, bet koks čia čiulpinukas keistos. Čia dėl to, kad tau neskaudėtų gerklytė. Bet čia, man atrodo, tu davei man sveikuolišką čiulpinuką kokią nors, ne? Čia, kad gerklytės neskaudėtų. Viskas. O dabar tu pagulėk ir kai tik tai pasveiksi, ateisi pas mane, gerai? O jeigu reikės pagalbos, dar žinai ką, pamiršau. Aš tau užrišiu gerklytę dar, gerai? Nepasmauksi manęs. Ir kai tu jau pasveiksi, ateisi pas mane, eisim žaisti, gerai? Jeigu reikės mano pagalbos, tu mane kvies, gerai? Imk gabaliuką. Ate. Ate. Ką čia ta mūsė duoda man obuolį? Tikrai aš jo nevalgysiu. Bet čiulpinukas čiulpsiu. Gal galėtų ir spurgą dar atnešti, kad gerklytės neskaudėtų. Taip. Nu, ta mano Dūzė draugė susirgo, man dabar liūdna vienai būti, negali su manim žaisti. Bet aš jai daviau vaistuką, aš tikiuosi, kad jin labai greitai pasveiks. Taip.
Jo, taip. Nu, taip. Gerai, susitiksim pavasarį tada. Mūzė. O, labas, Dūzė. Aš jau žinau, gerai jaučiuos. Rimtai, tau pavyko pasveikti? Dar truputį skauda man gerklytę, bet galvoju, mes galim neiti lauko, gal namuose galim pabūti. Tau temperatūros nebėra? Pažiūrėk. Tikrai nebėra. Ir bubių nebėra, žinok. Pažiūrėk. Kažkur dabiški vienas gal prilipęs. Nori, pusę? Gerai, galim pažaisti, aš kaip tik turiu, žinok, labai gerą žaidimą. Kaip pavyzdžiui, kaip tau dabar skauda gerklytė ir tu nelabai gali šnekėti, taip? Nelabai Ai, gal sugalvojai. Nu palauk, pasakysiu. Nu, gerai. Nes kai tau skauda gerklytė arba balsas būna labai užkimęs, reikia kuo mažiau šnekėti. Būti tyloje. Tylos karalių žaisti. Bet aš turiu kitą žaidimą. Žinok, tu turėsi tokias korteles su paveikslėlis. Tu turėsi suvaidinti, koks tai yra gyvūnas, o aš turėsiu atspėti. Gerai? Tai aš vaidinti turiu. Taip. O po to tu? Galėsim apsikeisti. Na, gerai. Tu išsirink kokią nori, gerai? Ar man išsitraukti? Va, sumaišysiu, galėsi ištraukti, gerai? Gerai. Ištrauk kokį lengvą, nes labai čia sunkios vaidinimas bus, žinok. Gerai. Palauk, pasidedam kortelės čia į kišenę. Nu, Mūzė ištraukė štai šitą kortelę. Aš nežiūriu. Ir man reikės vaidinti šitą dalyką. Gerai. Pasiruošęs? Taip. Gerai. Bet be garsų. Ai, be garsų negalima. Taip, kalbėti. negalima. Dūzė, kas tu čia? Genys? Ne. Gerai. Kodėl tu taip rūra išlėrėtai? Nu, nes tai būna tam gyvūne. Gerai. Ar tu esi tas gyvūnas, kuris deda kiaušinis? Taip. Višta. Duok penkis. Gerai, vadinai. Genį pavadinai. Nu, genys taip irgi daro, tuk. Nu taip, o ten buvo lesa Ai, grūdelis. supratau. Gerai, dabar, draugė, tu imk, aš ištrauksiu. Norėčiau ištraukti tokį sunkų tau. Gerai, imk karteles. Dūzė man ištraukė. Dūzė man ištraukė šitą. Dar įsidėsi Ne, kišenę? aš pasidėsiu. Medūza? Ne. Ateivis? Nu, ne. Na gerai, dar truputį. Nu, ką nors kitą padaryk, nu. Bet šis dalykas niekad nedaro. Tu tą patį darai kaip ir aš. Tai gal aš irgi višta. Nu, dar ką nors daryk. Skrendi? Na gerai, skrendi. Arba vaikštai. Kai seniukas. Kaip seniukai. Seniukė vaikštai. Nu Dūzė, gerai. tikrai nežinai. Nu gerai, skrendi, vaikštai, kai senis. Kar, dar sakai, tai varna. Taip. Nu irgi O ką čia paukštis. reiškia tu? Nu tai skrenda. Nu tai tu sutik su sparneliais, daryk, o tu dar ir su kūjom, taip daryk kaip medūza. Tai aš prieš tai ėjau. O ką tas reiškia? O ką tas reiškia? Varna šoko brinka. Gerai, dar vieną. Dar Dūzė. vieną. Tai aš tau ištrauksiu, tu laikyk. Ai, taip turi daryti. Šitą nori ištraukti tikrai. Nenorėk šitą traukti. Noriu. Na gerai, Mūzė man ištraukė šitą kartelę, draugai. O dabar aš vaidinsiu. Tratutu. Gerai. Baig, Dūzė, čia tu save vaidini, kai būni pikta? Ne. Gerai.
tu bulius? Ne. Su barzda. Sisioji? Su barzda sisioji? Fu. Kas tu per toks? fu? Gerai, tu esi... Arklys. Žinau, karvė? Ragai. Yra ragai. Barzda. Sisioja su barzda. Barzda ir apsisisioja barzda. Ir taip, turi ragus. Ir kur sako, smirda? Viškė? Tai ožys? Arba ožka? Ožys arba ožka. Toks vienkis. Ar tu žinojai, kad, pavyzdžiui, ožkytės, ne mergaitės, bet berniukai, ožiai taigi įsisioja ant savo barzdos? Kodėl taip reikia daryti? Taigi tu čia knygą skaitai. Aš tokios neskaičiau dar. Bet čia gal buvo mergaitė. Jo, čia mergaitė, bet dūzė, kaip smagu buvo, ne? Vaikai, galite ir jūs tokį žaidimą pažaisti, žinokit, galite nusipiešti, nebūtinai turėti kažkokias korteles, galite nusipiešti, galite atsispausdinti ir namuose kartu su tėveliais arba sesėm broliam, kai sergate ir nėra ką veikti, galite sužaisti tokį žaidimą. Ir gal ne tik kai serga, tiesiog gal ir esate sveiki ir, pažiūrėjau, laukia lietus lyja ir jūs negalite eiti lauką, galite žaisti tokį žaidimą. Arba šiaip yra draugų atvykus ir nori kažką nuveikti. Taip. Bet muzė, tu darėsi kažką su galvos, aš jau matau iš tavo akių. Ką? Tu kol, žinok, tenais ir guliavai ir gulėjai, o aš žinok, knygelį kokį radau eksperimentą. Taip, keliaujam. Einam parodyti, bet ten neskaudės. Ne, kodėl tu visą laiką galvoji, kad tau viskas skaudės? Ką aš žinau. Ar yra kada nors skaudėję tau? Kartais, kad skauda. Nebijokauk, viskas, Aš dūzė, nežinau. einam greičiau. Dūzė, dabar tavęs laukia. Ne, juokauju, jau įsigandai. Žinau, aš jau, galvoju viskas, man šakės bus. Tu tas pirštinės turi kaip daktaras. Taip, kaip daktaras, bet žinok, mes padarysime šitai. Dabar pasidarysim tokias linksmas žaisliukus, žinok, pasidarysim, gerai? Mums reikės pirštinių, mums reikės 2 balionų, mums reikės sodos ir acto. Jau vaikai tikrai žino apie sodą ir actą, tikrai žino apie sodą ir actą. Bet tau labai patinka šitie eksperimentai su soda ir actu. Taip, nes ir vaikams labai paprasta tada pasidaryti. Taip? O šito gumelį reikės? Jo, mes panaudosime ir jas. Gerai, taip, mums dabar reikėtų, žinok, atsikirpti biškį pirštinės pirštą vieną, va taip, tai šnai. Gerai, ką netikra pirštą. Vieną, kitą. Tu vidurinį pirštą kirpiai dabar. Gerai, 2 pirštų mums reikia, 2 balionų. Dabar į šitą pirštinę mes pripilsime sodas. Ne, acto. Į tokį mažytį? Taip. Pilsime acto ir jį reikės užrišti. Gerai? Čia tu labai sunku. O čia pripilsim sodos. Gerai? Gerai. Ką dabar man daryti? Tau reikėtų su šaukšteliu įpilti sodos, o aš pabandysiu jį pražiodyti. Taip. O kiek pilti reikia? O kiek tau nežinau. Negaila? Tiek užteks. 2 šaukšteliai. Vienas, dabar kitas, nes ir tu norėsi tikriausiai. O gal pirmą vieną pabandom padaryti ir paskui antrą padaryti? Turim dar. Turim? Gerai. 1. Ir 2. Tu drebi, kai ištempus balioną laikai. Gerai, O dabar kaip čia šitai pilsim? kažkaip sugalvosim. Dabar aš laikysiu tą pilką. Tai taip pat su šaukšteliu gal padarom, gerai? Nenoriu iš karto, va taip paimti. Gerai, pakelk aukščiau. Vaikai, žinok, mes darom pirmą kartą šitą dalyką, tai nežinau, gal net nepavyks mums. Ir čia reikia Užrišti, taip. Gal biškai daugiau reikėjo. Žinok, aš jau pradedu žuosti. Ne, tai tikrai sveiksti. Į kitą įpilsim daugiau. Reikia gal daugiau užrišti. Man griaužia pirštą. Tai pirštą nebeturės Dūzė. Gali tavo suknelę nusipilti? Ne, tikrai ne. Pilk. Pakelk aukščiau. Pilk.
Jau vyksta eksperimentas, dabar dar. Oi, per daug. Taip. Mūzė, man atrodo, mums nesigaus, žinok. Kodėl? Nežinau. O kaip galvoja, kaip mums gausis ar nesigaus? Bet ne viską laiką viskas turi gautis. Atsimenu, kai kažkada kažką darėm ir nelabai taip gavosi, kaip mes galvojom, kad turėtų gautis, o tada gavosi kitaip ir tada sakom, kad vis tiek gavosi, nes vis tiek gavosi. Žinai, kada buvo? Kada darėm tą patranką su blizgučiais, dariau prisimenu. Taip, kartu man darai. Gerai, reikia nuvalyti dar, kad būtų sausi mūsų pirštukai. Šitam per mažai kažkaip ten, ne? Iškiek padidinkim. O kaip jie prasidurs, reikės taip stipriai labai trenkti. Ai, nusijėm. Nebereikia to palaikyti jau. O, pokšt. Pokšt. Man rankas griaušia. Vaikai, kai jūs darysit, darykit su pirštinėm. Kur būtų visi pirštai. Nes tau gal yra žaizdelė kur nors. Gali būti. Juk aš sergu dabar. Na, ką dabar daryti? Taip, nusausinti, mano šitą. Dabar šitą pirštą reikia įdėti į balioną. Gerai? Dedam tavo. Mano raudonas bus. Labai svarbu. Praplėšiau. Kažkas vyksta. Jau vyksta, reikėjo išsukti greičiau. Ten kažkas. Uždarom. O. Dar vieną. Pukšti. Ir irgi užsukam. O dabar? Šiaip galima pasipuošti, jeigu norim šitos balionus, bet... Mes nepuošim. Nepuošim, nes norim greitą rezultatą. Dabar bus pukšti. Gerai, darysim pukšti. Pasirašėm savo arba kumštelius, arba delniukus ir darysim pukšti. Ir šitas balionas turėtų pradėti pūstis, žinokit. 1, 2, 3. O! Mano didesnis negu tavo. Tai palauk, kaip šiai gražu. Eik, tu savo. O, galima šiek dar ir tai padaryti, tikrai. Prisimti. Žiūrėk, mano didesnis. Tavo dar pučiasi. Mano netiek daug. Žinai, Mozė, gal dėl to, kad kuo daugiau pripiltumėm acto, Arba tuo daugiau, sodos. taip, tuo daugiau prisipūstų. Taip. Pažiūrėk. Koks geras Geras. eksperimentas, dukštenkis. Vaikai, išbandykit ir jūs, nes labai linksma, žinokit, galima tokių mažų bombyčių prisidaryti patiems namuose ir kartu su draugais linksmintis atsargiai dar susprogs. Tai jums tik reikia sodos, acto, baliono ir pirštinės. Viskas, ko jums reikia. Ir tada pažiūrim, kieno didesnis balionas gavosi. Mano didesnis. Kas manau, kaip braškė atrodo labiau? Mano braškė, mano raudona. Nesvarbu, mano violetinė braškė. Violetinė nebūna braškė. Gal būna, pavyzdžiui, pas mane būna braškė. Nebūna. Turėtųsi tokia visą. Nori, aš parodysiu tau dar vieną eksperimentą. Ne. Nu, Dūzė, kaip tai jauties? Žinok, jau jaučiuosi tokia beveik pasveikusi ir iš tikrųjų gal visai ir faina sirgti. Nu, kaip suprasti? Nes tu labai rūpinės manimi, ten duodėm. Dūzė, aš ir taip tavim rūpinos. Nu, bet tikrai neduodi čiulpinukų valgyti čipsų. Nu taip, tas tiesa, bet Dūzė, žinai, reikia ir vaikams priminti, kaip pasveikti kuo greičiau, taip? Nu taip, jau Taip. geriau vaistų, visko geriau, jau viską dariau. Taip, garinaisi su inhaliatoriumi, taip? Užsikloji šiltai gerklytę, taip. Dar valgyti juk medaus, taip. Čiulpinuką valgiau. Čiulpinuką valgiai, bet tenai čiulpinukas yra nuo gerklytės, kad neskaudėtų. Gėriai daug vandenuko, arbatų šiltų, taip? Bet fui, koks neskanus vandenukas. Nu, kaip neskanus arbata geriau. Neskanus, paskanink ko nors, įdėk. Gerai, galiu braškę tau pridėti, nori? Įdėk braškę. Galima braškį vandenį dėti? Reikia, galima, bet reikia valgyti plautas, daržovės, vaisius, taip? Nu, nebūk nuobodi, nu, taigi aš žinau, kad viską plauti reikia. Ir va, galima netgi braškį įsidėti. O, žiūrėk, dabar, plūduriuoja. duok paragausiu dabar, gerai? Gerai. Iš karto vandenukas, skanesnė, žinok. Braškės skonio? Mhm. Ir galima braškės valgyti, daug valgyti.
Kas nutiko? Oi, fuduzė! Dar viena pamoka. Kokia? Negalima čiaudyti ant draugų. Nu, tai kad tu šalia sėdėjai, tik pasitrauk nuo manęs. Gerai, stop. Vaikai, ir jūs niekada nečiaudykite ant draugų. Ar tu nori, kad ir aš susirgčiau? Nori, aš tau parodysiu eksperimentą greitai. Bet mūza, bet tai ką daryti tada reikia? Stop, žiūrėk. Čia yra tavo draugas, baltas lapas. Čia yra dūzė. Taip, purkštukas. Ir dūzė tik tais. Apči, apči, apči. Apči, apči, apči. Apči, 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 apči. O, čia tikrai ne aš. Taip, tu. Jeigu tu tiesiai čiaudai ant meškučio, ant draugo ar ant kito kokio nors savo žaislo, čia kaupiasi visos bakterijos, va taip atrodo tada tavo draugas. Ir jisai gali susirgti. Bet tai palauk. O tai kai tada čiaudyti taisyklingai? Jeigu nori čiaudyti taisyklingai, Aš tik gyvai ranką, va taip papainu. taip, ir rankytę nusičiaudysi, o paskui su ta rankytė čiupsi obuolį ir valgysi. Ai. Taip, turi po kiekvieną kartą tada eiti ir plauti rankytės. Teisingiausia yra čiaudyti va šitaip. Uždėti savo rankytę ant alkūnės, o taip į alkūnę. Ir taip tik tais. Ančiu! O jeigu tada su ta ranka eisiu taip prie draugo? Nu, ar tu taip eini? Na gerai, neįsime. Ir visi daktarai gali tau patvirtinti, kad reikia čiaudyti į alkūnę. Pasirepetuojam, gerai? Pasidėkim vandenuką. Įsivaizduokim, kad čiaudysim. Taip. Čia kaip lyg šokis, žinok, yra su ranka. Rimtai? 3, 2, 1, apči! 3, 2, 1, apči! 3, 2, 1, apči! Iki kito susitikimo! Iki, draugai. Mua.